Sveiki bičiuliai. Šį kartą laidą pradėsim nuo pusryčių ir pavalgom štai kiaušiniukų ir važiuojam gaudyti šapalą. O šapalą gaudysime neįprastų būdų. Čia dugninė, čia įprasta, ant dešros. Skamba juokingai, bet taip yra, žinokit. Vakar pasitarėm su senais žvejais, kad bandykit savo gaudyti ant dešros. Patys didžiausi šapalai užkimba. Mes bandysim tai padaryti. Jeigu šitas video pasirodys YouTube'ai, žinokit, kad pagavo. Tikrai oras saulėtas, geras. Pasiimsim batono, dešros, agurkų. Jei kas neužkirps, tai bent jau suvalgysim pietams. Žodžiu, pradėsim toj netrukus papusryčiausim ir pradėsim žvejybą. Tai va, nusipirkom ne dešros, o dešrelių, mažylių, mažiausią kiekį, kad ką reiks pačiam suvalgyti. Ir judam link Veiviržo, kur manęs laukia jau pažįstamas Stasys, jis tam vietinis. Bandysim ant duonos su saulėgrąžom, kurios jis turės, ir ant dešros, dešrelių, kaip vadinti, pieniško. Pažiūrėsim, kaip seksis. Tikiuosi, kad pavyks kažką tai neblogo sugauti. Oras šiaip fantastiškas, rūkas, super. Judam. Va, bandom. Toks trišakiuks. Dešriukas. Ir kažkur ten toj pusėj duobė. Ir opa. Ir dešra nukrito. Iš naujo. O ką? Jis atsepa. Jėjo. Oi, lend lauką, ne? O, tu. Nu ką. Opa. Pirm šapaliuks ant dešros. Pagautas ant šlapionkos. Nedidelis. Dabar belieka tik tais ant duonos pagauti. Taip. Ne toks, kaip praeitą kartą jis gaudė po 1,5–2 kilogramus, bet vis tiek. Op. Liuks. Sistemėlį paprasta. Labai paprasta, su žolėm. Mažas trišakiukas, patarnos tipo sistemėlė. Trumpas pavadėlis, srovės nėra, vandens nėra. O tai, va toks šinukas, kabliukas, dešros gabaliukas, arba dabar dėsim duoną, nes labai sunkiai laikos nevykus dar nupirktas asiskas. Reikėjo biškį kitokio gal. Nu ką, bandom toliau. Nu kągi. Opa. Donytė
Kasdienė. Sudirbo. O graištą pasink. Koks gražus. Tai vien paimsiu. Opa. Čia gražus jau. Palindo. Palindo. O, tu nenorėjo, kad tau nepalyst. Paršėlis. Va, išlyn. Pariau. Taip. O, plačiabūrnis. Nu, 1,5 kilo ir. Taip. Palauk, atkelį. Opa. Nu, ateik su taim nufotkinsiu. A, išsitraukit jau? Jo. Taip, opa. Gražuolis. Duona kasdieninė. Ir paleidžiam. A, jo. Neškirs neįtrauk dar. Neįtrauk. Nu ką. Liuks. Va taip va. Nu ką reiškia žuvies ir šiandien. Nu, va tokį turim duonos kasdieninės gabaliuką. Smeigiam plutą koteliu ir trišakiukai keliauja į vidų. O toks gabalėlis. Lieka atrasti vietą, kur jie laikosi. Turbūt neblogai pataikiau, sako. Laukiam kibimo. Oras tai nesveiks. Mažas pavirpinėms. Kažkas sportą pabiškė. Bet čia tas toks dalyks ir neužkepstų ir traukti iš karto. Duonos nebebus. Ir šiaip, jeigu nėra kibima 3 minutės, 4 trauki. Nuplaunta duona. Dešra irgi. Šį kartą pasitaikė man ne pati geriausia. Labai greit. Nuo kabliuko. Nusimaun. Nu ne, šį kartą nebus žuvies. Nu ką, šapalų žvejyba yra toks dalykas, kad reikia turėti feederį, koliuką. Minimaliai tarboj. Jeigu nekimba vienoj vietoj, žygiuoji į kitą. Na, mes dabar bandysim pavažiuoti kelius kilometrus. Pažiūrėti kaip ten, gaudint ant šlakius, turėtų būti šapalai. Kaip taisyklė, ten, kur stovi šlakis, kai šlakio nebėra, atsistoja šapalas. Pirmoje vietoje turėjom nieko, visiškai. Dabar 2 šapalai, vienas šapaliuks, kit šapals. Ir dar kibimą turėjau gerą, bet keičiam vietą. Ir jeigu žvejojus tenderšus, nepataupykit, kaip aš pataupiau. Nupirkit normalią dešrą.
tikrai kibtų geriau jaučiu, bet nesilaikom kablio. Visiškai. Tai tenka su duona žvejoti. Tokie reikaliukai. Taigis, žvejyba baigta. Su 2 šapalais ir pabaigėm. Keli kibimai dar buvo. Bet pagrinde, ką norėjau įrodyti, kad įmanoma pagauti ir ant dešros. Šlapionkės, sasiskos, vadinamas pieniškos dešelės. Tai dar kartą pasiminėsiu, kad pasistengit nepataupyti, nusipirkit kokybiškesnę, kad būtų daugiau mėsos. Čia aš įsivaizduoju, pas manęs buvo daug visokių krakmolų, tai ir sunkiai laikėsi ant kabliuko. Paskui aš sugalvojau, kaip aš nupėjau galą, kotelį su plėvele, kotelį įstatai į tą dešrygalį ir kažkaip ne taip laikytis pradėjo, tai va, kažkaip ir viens užkipo. Nu, jeigu dar liks laiko iki sezono lydekų pradžios, gal dar padarysiu vieną tokią žvejybą, tokią su normalia dešra, kaip sakant. Ir arba duona, taip pat ir duoną turėkit su savim, jeigu nori su dukninė. Berti duoną reikia taip pat per plutą, vidurinę dalį išmetam, priekyje, kai yra, matot, į 3 dalis padalinį, vidurinę išmetam. Pabūni 3, 4, 5 minutės, nėra kibimo, meti traukit tuščias kablys. Arba tai va toksai, ieškoti, šiandien sugavom viską vienoje vietoje, nuvažiavom į kitą vietą, vieną kibimą turėjau, bet ar iš nepatirties tų šapalų žvejyboj, tai kažko tai paskubėjau, gal reikėjo palaukti. Tai man toks atrodo, kad jau, jeigu taip ta duona pati nukrenta, tai jeigu kopti, tai iš karto, vienu žodžiu. Ir kaip ir, vis tiek smagu, oras jau šiltas, jau karštas, žiauriai. Neįmanoma praktiškai būti ant saulės, aišku, kaip vėl sakys, nėra niekam tam lietuviui gerai, bet ir taip, žvejyba baigta, kiek čia dabar? 1 valandą, nebesikankinam, gal vakarą dar būt geriau. Tai pažiūrėjai tą logelį tokį, paspausk like, paspausk subscribe ir neužilgo bus naujas vlogas, tikiuosi jau su mano geresniais įgūdžiais gaudant. Taigi, iki malonaus.